Nu ką, tęskim mūsų užsiėmimą toliau, pradėkim nuo piešinėlio ir pradėkim nuo pirmosios mūsų stadijos, tai yra oralinė stadija. Čia labai gerai pavaizduota iš tikrųjų, kas yra svarbiausi dalykai šitoje stadijoje. Taigi oralinė stadija. Tai yra pirmasis psichoseksualinės raidos etapas, pavadintas jis oraliniu, nes jo metu kūdikis siekia gauti ir gauna iš tikrųjų didžiausią malonumą, kuomet dirginamos lūpos, burnos ir gomurio gleivinė. Šią stadiją Freudas dar vadino kanibalistinę, bet labiau prigijo oralinės stadijos pavadinimus. Pagrindinis varos patenkinimas ir jo raiškos būdai koncentruojasi kaip tik aplink burną, lūpas, liežuvį ir kitus organus susijusius su maitinimusi pirmiausia. O malonumas po valgymo iš principo ir yra labai panašus į orgazmą. Varos tikslas oralinėje fazėje yra inkorporacija. Objektas paprastai yra motinos krūtis ir pienas, patenkinantis maisto poreikį ir oralinę varą. Oralinį patyrimą sudaro alkio, troškulio, rijimo, čiulpimo pojūčiai bei lūpų dirginimas. Ir čia galbūt pradžioje tos stadijos. Šiuo laikotarpiu šiaip visas mažo vaiko kūnas yra paviršius, jo to kūno yra erotizuotas. Dalis šio laikotarpio varos patenkinimo vyksta per įvairius šilumos ir lietimo pojūčius. Tad seksualinė vara gali būti patenkinama ir prisilietimais, ir kitais maloniais viso odos paviršiaus pojūčiais. Tai yra ne tik, kad tas blogas toksai stigma yra, kad oralinėje stadijoje tarsi viskas per burną eina. Ne. Šis etapas trunka maždaug nuo gimimo iki metų 14 mėnesių, 12-14 mėnesių, taip kažkur plius minus. Irgi neužsifiksuokit labai ant tų skaičių, nes kiekvienam vaikui tai gali būti labai individualu. Arba, kitaip sakant, ta stadija trunka iki tada, kai vaikas baigiamas maitinti krūtimi arba buteliuku ir bandoma sodinti ant puoduko. Aišku, reikėtų atsižvelgti, kad tai, ką rašė Freudas, buvo tais laikais ir su tais įpročiais. Aš nežinau dabar, su atsiradus pampersams ir įvairiems kitiems dalykams, galim padiskutuoti, kaip gali kisti raidos stadijos ir kaip gali tai veikti ir charakterio formavimasi ir visos žmonijos, nes dabar sodinti ant puoduko gali būti šiek tiek iššūkis, yra visai kitokie dalykai darosi, negu seniau tai buvo. Ir pirmais gyvenimo mėnesiais seksualinė vara per maisto poreikiai persipynusi ir su savisaugos vara. Laikui bėgant oralinė seksualinė vara atsiskiria nuo savisaugos varos ir gali būti patenkinama autoerotiškai. Pavyzdžiui, tiesiog čiulpiant nykštį gaunamas toks pasitenkinimas ir nusiraminimas. Stadijos pradžioje vaikas demonstruoja pasitenkinimą čiulpdamas pirmiausia, o vėliau, kai išdygsta dantukai, čia kandžiojimas eina arba verkimas lydimas primityvių fantazijų apie kandžiojimą, sunaikinimą arba suvirškinimą to objekto. Burna tuo metu tampa pagrindinė varos energijos iškrovimo vieta, siekiant tiek seksualinio pasitenkinimo, tiek ir agresijos iškrovos. Vėliau ši stadija buvo padalinta į dvi dalis, čia daugiau prisidėjo Abrahamas, toks psichoanalitikas, Freudo vienmetis. Ir pirmai paliktas oralinės stadijos pavadinimas, kiti autoriai dar ją vadina čiulpimo stadija. Vaiko santykis su objektu yra gana pasyvus, toks įsiurbiamasis, jo požymis yra čiulpimo veiksmas. O antroji stadija pavadinta oralinė sadistinė stadija ir pagrindinis elementas yra jau pradėję dygti vaiko dantys ir ne tik čiulpimo, bet ir kandimo bei kramtymo potyrių keliamas malonumas. Pagrindinis agresijos reiškimosi būdas yra išspjovimas, pradžioje eina, o išdygus dantims taip pat ir kandimas. Šis etapas reiškia naujo malonumo šaltinio pasisavinamo objekto suardymo ar sugriovimo atradimą. Tai kaip tik įrodo agresyviosios varos raišką kūdikystėje. Ši fazė pasižymė aktyviai inkorporacija, reiškiasi graužimų ir troškimų sunaikinti objektą. Šios fazės metu vaikas kreipia ir libido, ir agresiją į tą patį objektą, paprastai motinos krūtį. Ir santykiui su objektu būdinga ambivalencija, kartu skėlimas, tai yra geroji krūtis, blogoji krūtis, bet apie tai mes šnekėsim
kitam blokė apie Melanie Klein, kur jos čia viena iš pagrindinių idėjų. Šie du ankstyvosios kūdikystės laikotarpiai buvo laikomi dviejų skirtingų ir oralinio tipo charakterių susiformavimo priežastimi. Tai vadinami oraliniai optimistai ir oraliniai pesimistai. Dabar motinos vaidmuo šitoje stadijoje labai svarbus. Jau čia ir pagal objektinių santykių teoriją, apie kurią irgi vėliau šnekėsim. Ir pirmais mėnesiais kūdikis patiria alkį ir frustraciją, kai jis negauna krūties. Tada vaikas išgyvena mamos netekimą, kai didžiausia trauma, kokią jis tik gali pakelti. Ta įtampa priverčia kaip tik šitoje stadijoje kūdikį palaipsniui suvokti, kad yra išorinis pasaulis ir kad yra du dalykai – jis ir ne jis, aš ir ne aš. Nes iš pradžių vaikui atrodo, kad viskas jis yra. Tai pirmasis toks psichologinis suvokimas, kad yra objektas, kuris suteikia įtampos sumažėjimą. Va tada ima formuotis ego užuominos šitoje jau stadijoje. Vėliau mama tampa kūdikio pirminiu, tokiu pirmuoju meilės objektu. Patenkina maitinimosi poreikį ir yra erotinio pasitenkinimo šaltinis. Ir jei ryšys su motina geras, tai per pirmus metus kūdikis suformuos bazinį pasitikėjimą, kuris liks jau toliau visą gyvenimą. O bazinis pasitikėjimas čia jau irgi yra ne Freudo pati, jau kaip savoka, man atrodo, kitų psichoanalitikų, bet irgi yra labai svarbi. Ir šioje stadijoje formuojasi pasitikėjimo kitais ir savimi jausmas, ima vystyti saugumo poreikis, sėkmingas oralinės stadijos uždavinių sprendimas sudaro pagrindą sugebėjimui gauti iš kitų arba atsisakyti ko nors nepatyrus didelės priklausomybės ir pavydo. Dabar apie charakterį šiek tiek oralinį, kuris vystosi, jeigu galimos fiksacijos arba tam tikri strigimai šitame stadijoje. Jeigu fiksacija vyksta šitoje stadijoje, gali susiformuoti tokie oralinio charakterio bruožai, jau pasuaugusį galima atpažinti. Tokie žmonės jaučia potraukį ieškoti pasitenkinimo oraliniu būdu pirmiausiai. Čiulpti arba kramtyti daiktus, daug šnekėti ar valgyti. Su švilpiamąja fiksacija siejasi ir tokie charakterio bruožai kaip pasyvumas, atsipalaidavimas, priklausomybė. Atrodo, kad žmogus tikisi, jo gyvenimas jam primins patogų ir saugų potyrį, išgyventą prisiglaudus prie mamos krūtinės, o visi poreikiai bus patenkinami savaime patys savo. Dabar, jeigu oralinės stadijos poreikiai buvo per daug frustruojami, ar susiformavo fiksacija ties kandžiojimu, tai antrąją po stadiją, taip vadinama. Ties kandžiojimu, tai asmenybei bus būdingas kaip tik aktyvumas, priešiškumas, nekantrumas, visą gyvenimą lydi agresyvūs impulsai, žvėriškas apetitas, poreikis daryti kandžias pastabas, alkis toks nenumalšinamas, ta skylė tokia neužtraukia, toks bazinis deficitas. Aišku, irgi reikia atminti, kad tai nebūtinai bus patologija šitie charakterio bruožai. Tai jie gali būti tik tam tikros tokios akcentuacijos, kurios įneša tam tikro savitumo tam žmogui. Bet kartu tai gali būti rimtos patologijos, nes jau labai, kai užsifiksuota, tai jau ryšku labai bruožai. Tai reikia irgi skirti. Ir tai kartu šitie dalykai tai nėra, kad atsiranda būtinai tik tai oralinėje stadijoje. Jie gali atsirasti ir vėlesnėse stadijose, būti suaktyvizuoti vėlesnių stadijų, taip kad žiūrėkite į tai daug plačiau ir taip sudėtingiau viskas darosi. Tai sėkmingai praėję oralinę fazę, aišku, pasižymi optimizmu. Jis nemažėja net patyrus frustraciją, išorės netikimus irgi patyrus. Tokie žmonės mano, kad jiems vis tiek viskas bus gerai, tas pasitikėjimas. Ir vystosi bruožai, sugebėjimas pačiam duoti tokio beneurotiško pavydo, sugebėjimas pasitikėti savimi ir kitais. Jau čia buvo šiek tiek žiūri. Nepamaitintas vaikas gali tapti oraliai priklausomas ir obsesiškai siekiantis, manipuliuojantis, kad gauti, kad liktų gyvas. Jis tai daro, kad išgyventi. Čia dar vienas kaip toks aspektas šitos stadijos. O permaitintas vaikas kaip tik gali atsisakyti užaugti, kaip koks Peteris Penas. Yra nuolat stokojantis, nuolat nori valgyti, kažką turėti. Čia kai mama greičiausiai buvo per daug arti, per daug buvo mamos. Jei ryšys su motina netoks geras, motina nesupranta vaiko poreikių, nesuteikia jam šilumos, nesuteikia pasitenkinimo žindant kūrūtį, tada vystosi problemos santykyje su kitais žmonėmis ir tai lieka visą gyvenimą. Jei nepatenkinamas poreikis, lieka visą gyvenimą noras gauti globą. Kartu Freudas mano, kad gali eiti išpuikimas, neveikimas ir laukimas. Laukimas, kad viskas bus paduota, krūtis niekada nesibaigs,
Čia tai būna, kai tie oraliniai poreikiai per daug būna patenkinami. Ir patologinė fiksacija oralinėje stadijoje pasireiškia, kai padidėjęs reiklumas, narcisizmas, perdėtas optimizmas arba pesimizmas, čia depresinėje būsenoje. Tokie tikisi, kad kiti jais pasirūpins, gali rodyti kraštutinį dosnumą, pasąmoningai vildamiesi gauti tą patį. Jų savęs vertė ypač priklauso nuo išorinių objektų. Pagrindinis kamuojantis neigiamas efektas tai yra pavydas, pavydas ir dar kartą pavydas. Orališkai frustruotas tipas, iš čia kyla tokia narcizinė patologija. Didelis nepasitikėjimas kitais, siekimas saugumo, šlovės, įtarumas, kad yra apgautas, jautrumas kitų nuomonių ir pavydas dėl to. Menkavertiškumo jausmas ir kartu toks didybės jausmas. Va čia vystosi narcizinė patologija. Jausmas, kad ne viskas yra gerai. Laukia daug labai iš išorės patvirtinimų. Abrahamas, kuris studijavo oralinį charakterį, jis skirstė į kelis tokius dalykus. Tai yra maniakinė psichozinė depresija ir šizofrenija. Tai čia jis šnekėjo, kad nėra jausmo aš ir ne aš, apie ką mes prieš tai šnekėjom. Asmenybė nediferencijuoja, įtarumas, pasaulis nu man nesaugus. Aš savo blogą dalį tada išprojektuoju į išorę. Malonumas iš šilpimo, jeigu yra toje pirmoje stadijoje, tai taps tada tokiu vartotoju, turėtoju, begalinis poreikis neužsibaigiantis, nėra pasitenkinimo iki galo. O jeigu yra malonumas iš kančimo, tai jis šneka apie tai, kad yra priešiškumas, stiprus pavydo jausmas, dominuoja bendras nusivylimas, piktumas, antipatija, tokie amžinai nepatenkinti, tokie bambekliai. Dabar jei tėvai labai griežtai auklėjo tuo metu, oralinio charakterio metu, labai mušė pavyzdžiui, tai vystosi toks mazochistinis charakteris, patologija. Suskilusio objekto dalį vaikas priima į save ir objektai, tie tėvai tada lieka geri, o aš tampa blogas. Bet tai vienintelis būdas išgyventi, nes kitaip, tada beveik psichoziniai dalykai eina. Terapijoje, kas yra svarbu, tai labai svarbu tada sujungti tas abi dvi dalis ir tą blogą dalį grąžinti tėvams. Mazochistinės tendencijos čia irgi tas toks oralinis mazochizmas, ir Freudas šnekėjo. Tame būdas susireikšminti, priimti kaltę už pasaulį. Pacientas tokis su didelio aukos vaidmeniu, už nugaros yra agresorius ir tada noras pakaltinti agresorių. Čia taip, linksmumui, nes mes čia šiek tiek sustojam ir tada jau analinę stadiją mes nagrinėsim kitoje mūsų dalyje. Čia mes tada sustojame.